Nu, guys, tai aš norėjau paklausti. Šiaip tais, ar jūs kažkada vaikystėje ten, kada buvote mažiukai, tėvai kažkaip vadindavo? Aš turiu minėti tai, kad jūsų vardais ten kažkaip, pavyzdžiui, jeigu jūsų vardas yra Kamilė, tai Kamiliukė. Ne. Pavyzdžiui, mano vardas yra Lugnė. Mane vadindavo Lelė. Visą vaikystę mane vadindavo tėvai Lelė. Tai sako, Lelė, tik valgy. Ir mane dar dabar va tai vadina. Man visą laiką sako, Lelė. Tai pasako, Lelė, važiuojam tipo ten, Lelė, tas, anas. Aš galvoju, kada mane tėvai pavadino Lugnė, galvoju, aš jau prisidirbau kažką. Taip aš niekauju, bet Lelė, man atrodo, čia kaip mano tikras vardas. Aš būdavau Lelė, o Liudvikas, mano brolis, būdavo Gugu. Tiesiog Gugu. Tai sakydavo, tipo, matė sako, Gugu, Lelė, važiuojam į sodybą, ten kažkas tokio. Kai pasako Lugnė, galvoju, ką aš jau padariau. Vienu žodžiu, man įdomu, ar čia tik mano šeimoje taip yra, bet ar ir kitų yra taip. Nes asmeniškai, jeigu mane kažkas kitas ten pavadintų klasiokės ir panašiai Lelė, tai man tai būtų taip, what? Mane gali vadinti tik tais labai artimi žmonės. Ten tėtis, mama, nu ir Joris. Aš vieną kartą Joriui pasakiau, jis mane dabar visą laiką Lelė vadina. Man ten rašo, Lelė labas. Tipo, what the hell? Bet žiūri, kad man patinka, tipo. Bet jau kada kitas kažkas vadina, tai Tai vat, mane visą laiką Lelė Lelytė vadina. Tai parašykite, ar jūs irgi vadina kažkaip panašiai, arba šiaip turite kažkokių tokių pravardžių iš vaikystės. Tai man labai įdomu. Na, iki. Jeigu pasibėt, čia tokie yra randai, tai čia aš nesipjaustų. Pas mane čia šuo sudraskė. Tai prašau, negalvokit nieko.